Sveiki, ekrane toliau žinios ir Naglė Šulė jau su mumis. Labas, Naglė. Labas, Kristina, ponios ir ponai, laba diena. Kągi, Naglė, iš tiesų, nosies savaitgalis, planuojantis jį orai tikrai labai svarbus, tad klausomės tavęs labai įdėmiai. Kokiegi bus orai? Gerai, aš pasakysiu pradžioje dviem žodžiais, o po to smulkinsime visą reikalą. Žinai, Kristina, būna orai šalti, būna šilti, būna drėgni, būna dar kokie nors, o savaitgalį orai bus šašlykiniai. O, geri orai, supratau. Supratai, o dabar apie detalės. Vilnius šiandien buvo debesuotas, bet pamažu šviesėjo, čia po nakties lietaus. Kelkimės į Žemaitiją, Žemaitijoje jau tie debesis visai pasitraukė ir prie jūros visai žydras giedras dangus. Puiku, žiūrim, kas bus toliau. Iš esmės taip, orus lems aukštos slėgio sritis ir ta aukštos slėgio sritis daro taip, kad debesis arba tirpsta, arba nyksta, bent jau pas mus ir greičiausiai dangus bus arba visai atviras, arba labai menkai debesuotas. Ir kokio nors ten lietučio tikėtis iš jo nevertėtų, nebent kur nors šalies rytuose koks menkas lašas nukris, bet greičiausiai mes jo ir nepastebėsime. O naktį, kadangi menkas šaltukas bus tik plikledis, kur nors gali būti, kur drėgna, arba rūkas sugalvos. Temperatūra naktį vyraus 1-3 šalčio, kur nors liks 1 šilumos, dieną 10-12 šilumos. Ir toliau sekmadienis, pirmadienis ir toliau kitą savaitę vyraus menkai debesuoti orai. Ir temperatūra naktį 1-3 šilumos, kur nors dar liks nedidelis minusiukas. Dieną 10, 12, 13, 14, vėliau kitą savaitę ten kažkada jau 15, gal net 16 šilumos gali būti. Taip kad viskas yra, mūsų ateitis, Kristina, yra puikiai. Tai ką, Naglė, skanių šašlykų? Nėr ko skūstis, supranti, vat kur bėda. Lietuviai mes mėgstam pabumbėti, paburbėti, žinai, čia nėra ko skūstis. Ar lietaus bus? Kitą savaitę jau žinau. Labai menkai ir labai epizodiškai, tik tai vos kai kur. Toliau dulkėsim. Toliau dulkės. Kągi, ačiū tau, Naglė, kaip visada, ačiū tau ir ačiū visiems, kad buvote kartu.